Sveiki. Šiandien noriu su jumis pasikalbėti apie mūsų tėvynės reputaciją. Taip, ir vėl apie ją. Jau esame apie tai kalbėję. Ir žinot, šiek tiek kitokiu kampu. Lieka labai mažai. Vos 1 metai, kai nuo 2027 sausio visą pirmąjį pusmetį tų metų Europos Sąjungos prožektoriai bus nukreipti į Lietuvą. Kodėl? Todėl, kad Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. Tai reiškia, kad tiek visa skėtinė, pavadinčiau, Europos Sąjungos spauda iš Briuselio, tiek valstybių narių žiniasklaida labiau nei bet kada pasakos apie mus, apie Lietuvą ir aišku apie mūsų politinį gyvenimą taip pat. Ta patį pusmetį, jau po metų primenu, pačioje Lietuvoje vyks savivaldybių rinkimai, kurie dabartinę valdančią koaliciją, jeigu ji išliks tokia, kokia yra dabar, purtis šie rinkimai labiau nei aukštos įtampos elektros srovė. Irgi kodėl? Todėl, kad visos tos partijos kovos tarpusavyje. Galiu patikinti, populizmas, kurio pagrindu dabar tapo paprasčiausias melas, klestės labai plačiai. Prorusiškos jėgos siautės dar stipriau. Lietuvos kompromitavimui bus pasitelktos visos įmanomos priemonės. Kas yra Lietuvos socialdemokratų koalicijos partneris Žemaitaitis ir jo grupė europinės politikos kontekste? Taip, pristatant socialdemokratų partiją su tokiu jų pavadinimu, bus maždaug aišku visiems, apie ką jie. Kas norės pasigilinti, bandys susirasti informacijos, ar jie, mūsų socialdemokratai, yra europinės skėtinės socialistų partijos nariais. Taip, yra, jau yra jiem aišku, apie ką tai. Turi 2 atstovus socialistų frakcijoje, čia Europos parlamente, tai svarbu žinoti, irgi vien dėl to, apie ką yra viena ar kita partija. Kitas klausimas besidomintiems bus, kas jų draugai koalicijoje, kas tie ministrai iš koalicijos atvažiuojantys čia ir ne tik ministrai. Pagal pavadinimą valstiečiai ir žalieji turėtų būti europinėje kairėje, nes žalieji, visiems viskas aišku, yra kairuoliška, kairiojo politinio spektro politinė jėga visose europinėse valstybėse. Beje, tokiais jie ir buvo per praėjusias kadencijas. Jų atstovai dirbo žaliųjų frakcijoje Europos parlamente. Aišku, Lietuvoje jie jokie žalieji, bet jau buvo, kaip buvo. Tačiau dabar šioje kadencijoje iš gana gilios ideologinės kairės, kokie yra Europos parlamento žalieji, jie peršoko labai toli į dešinę. Dabar jie yra dešiniau už mus, už Tėvynės sąjungą. Taigi Europos socialistams, perskaičiusiems tokią žinutę apie jų kolegų Lietuvoje draugystę su šia beveik arba arti euroskeptinių politinių jėgų, politinė jėga, antakiai tikrai pakils. Ups, su kuo socialistai sudarė koaliciją. Tačiau visko pasitaiko ir kitose šalise su tomis koalicijomis. Antakiai pakils, aišku, kai jų teisingumo ministrė ar viceministrė kalbės komitetuose Europos parlamente, tai iš socialistų tikrai klausimų bus daug. Iš socialistų, su kuriais jie yra koalicijoje Lietuvoje. Tačiau baisiausias vaizdas prieš mano akis iškyla, jei iki Lietuvos pirmininkavimo Žemaitaičio grupuotė išliks valdžioje Lietuvoje. Po akibrokšto su Orbano užsienio reikalų ministru jau daugiau negu aišku, ko galime tikėtis iš jų ir 2027 metais. Provokacijų ir įvairių panašių dalykų. O kasgi yra Žemaitaitis Europos politinio spektro kontekste? Šios grupės, aš net nedrįstu partiją vadinti, pavadinimas Europos kolegoms tikrai nieko nesako apie jų pasaulėžiūrą, apie ką gali būti Nemuno aušra vokiečiui, ispanui ar prancūzui. Tačiau pagal jų Žemaitaičio grupės žmonių skleidžiamas žinutes,
ypač pagal jų antisemitinį požymį, pagal tai, su kuo jie bendrauja Europoje, ši, pavadinkim, partija akivaizdžiai yra už sanitarinio kordono ribos bet kuriai europiniai politiniai jėgai. Jie yra alternatyva Vokietijai ir jos nedidelės frakcijos Europos parlamente analogas. Ši frakcija, ši politinė jėga yra už bet kokių normalios europietiškos politikos raudonųjų linijų. Bijau, kad ES žiniasklaidos antraščių apie juos, apie šią už raudonųjų linijų esančią Lietuvos politinę jėgą, jeigu ji išliks valdžioje, tikrai bus labai daug. Ar tai jaudina Lietuvos prezidentą ir premjerę? Atrodytų, bent jau Seimo pirmininkas Juozas Olekas, visą kadenciją praleidęs Europos parlamento socialistų frakcijoje, turėtų suvokti, apie ką yra šita grupė arba partija ES kontekste, ypatingai ES socialistų kontekste. Nežinau, kokiais žodžiais ir kokiais argumentais reikia kreiptis į labiausiai patyrusią partiją Lietuvos istorijoje, save vadinančius politikus, mūsų socialdemokratus, kad jie suvoktų, kokia svarbi šaliai yra reputacija. Visi padorūs žmonės jaučia, kad esame murkdomi toje labai neaiškios spalvos Žemaitaičio politikos masėje su, pasakysiu žiauriai, tikrai rusiško tualeto kvapu. Darosi rimta ir tikrai nebejokinga, nes labai greitai šis kvapas nuo pirmininkaujančios Europos tarybai šalies gali pasklisti labai plačiai. Ar yra išeitis? Bandau naiviai, gal idealistiškai, bet bandau įsivaizduoti prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo pirmininką Juozą Oleką, premjerę Ingą Ruginienę kartu, visi trys televizijos ekrane atsiprašo už padarytas klaidas, už tuos veltui praleistus metus ir kviečiančius visas padorės politinės jėgas sutelkti bendroms pastangoms šio tikrai nelengvų laikotarpių. Ir ypač pabrėžiu, artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos tarybai kontekste. Bandau įsivaizduoti, kad visi trys jie drauge kartu praneša, kad atsisako bet kokio bendradarbiavimo su antivalstybinė už sanitarinio kordono Europoje esančia partija, su visais neapykantą skleidžiančiais gaivalais, įsipareigoja perkrauti Lietuvos politiką taip, kad ji taptų atspari išorės įtakoms ir kad būtų atstatyta Lietuvos reputacija. Įsivaizduoju, kad po tokio pasisakymo priimama bendra pagrindinių proeuropietiškų ir antiputiniškų partijų deklaracija su įsipareigojimais krašto gynybai, užsienio politikai ir visuomenės atsparumo stiprinimui. Ir ne, tai tikrai ne mano sapnas. Tai vis dar rusenanti viltis, jog Lietuva atsilaikys.